Edramblys čia. Sveiki visi, su jumis Edramblys arba Emilis Repšys. Šiandien aš filmuosiu naują video ir aš vėl užkimęs, aš neužkimęs, bet irgu, pamiršau pasakyti apie ką. Tai video bus apie Funko Popus iš Italijos, bus beveik tas pats kaip Funko Popai iš Barcelonos ir vienas Funko Pop netyčia išjungiau, tikiuosi tėtis kažkaip sujungs, nes kaip filmavau praeitą video, kur senelis parvežė lauktuvių, tai labai fainą sujungimą padarė. Jeigu žiūrėjot, tai pažiūrėkit pirmą tą, tada šitą. Tai telefonas nukrito kaip visada. Ir jo, atsiprašau, kad kosėjau, bet biškį prispoilinau. Tai pirmi du ir visi trys yra tie patys veikėjai. Pirmas Demogorgonas, antras Demogorgonas, trečias Demogorgonas. Bet dabar trečio nerodysiu, nes jis kitoks. Jis nėra padarytas, gerai, po to pasakysiu. Tai žinot, aš turiu Demogorgoną, bet mažą. Galėsim, nekrisk telefonę. Norėjau pasakyti, kad jau jaučiu, kad nukrisi. Gerai, pagaliau. Tai prisimenat video, kai gavau siuntą trečią kartą, bus video jau greit, gavau siuntą ketvirtą kartą. Tai va, Demogorgonas. Šitas daug šviesesnis. Va. Tai žiauriai fainas, daug detalių turi. Aš šito Funko Popo, kaip norėjau, gal kokius 4 metus, nežinau, bet daug metų. Tai va, jis man primena gėlę. Tada antras yra Demogorgonas. Ir jo jis šviečia, turi paveiksliuką. Ir čia Stranger Things gero labai serialo. Tai va, jie skirtingi, pozos skirtingos, spalvos. Ir biški čia dantis viduje yra. Net į čia vidurinį pirštą parodžiau. Aš kažkaip taip rodžiau, tai, nebuvo taip blogai. Bet jeigu matęs, tikiuosi kažkaip pavyks jį kaip užblurint. Tai va, jie du vienas šalia kito. Tai jo, ir dabar, atsiprašau, tai dabar bus gerai. Ar čia, žinau, jūs nepatikėsit, bet čia kinderio, va, gal matos, čia yra kinderio ir kaip tai manoma? Gerai, geras darbas kinderiui, aplodismentai. Realiai čia tiesiog Funko Popas yra. Ir va, aš šitą video planavau seniau filmuoti, bet va, ir jis gali aukštyn kojom, nes upside down lietuviškai išvirkščiai ir tada gali stovėti paprastai, va taip. Tai jo, ačiū kinderiui. Kaip visi kinderiai, jis jau su šokoladiniu kiaušiniu. Dideliu, labai dideliu šokoladiniu kiaušiniu. Tai va. Tai tikriausiai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Emilis Repšys arba Edramblys. Viso gero.